šiandien čia atėjus, jau pabuvus bent jau keletą valandų, pajutau, kad akademinis pulsas jis čia įsibėgėja ir matau, kiek dar yra erdvių, kur tas pulsas turės galimybę pasireikšti. Džiaugiuosi, kad tokie projektai iš tikrųjų kažkada buvę kaip vizijos, kaip idėjos yra įgyvendinti ir iš tikrųjų sukurta puikia erdvė studentams, dėstytojams, visai bendruomeniai tobulėti, siekti savo tikslų ir augti. Tai linkiu kuo geriausios sėkmės visiems. Darydami šitą darbą, priėjom prie jo kūrybiškai ir įdėjom visą savo sielą ir bandėm sukurti geras sąlygas, pirmiausia, aišku, besimokantiems, o antras dalykas ir be abejo juos bemokantiems. Todėl linkiu, kad studentai ir taip pat dėstytojai šitam pastate viską darytumėt kūrybiškai. Kauno kolegija šiandien yra lygiavertis konkurentas daugeliu universitetų Kaune ir ne tik Kaune. Tai mano pagrindinis palinkėjimas būtų iš tikrųjų nemažinti tempo, nes kryptis tikrai yra teisinga ir rezultatai kalba patys už save ir šiandieninis renginys atidarimas šito objekto tik tą eilinį kartą patvirtina. Džiugu matyti tiek daug jaunų žmonių, jau čia besijaučiančių savais, gausią biblioteką ir visą tą studijų dvasią ir linkiu, kad Pramonės prospektas taptų jau ir studijų prospektu oficialiai. Tai vis dėlto vienintelė iš valstybinių kolegijų, kuri per 15 kolegijų istorijos metų galų gale pastatė pirmąjį pastatą. Tai džiaugiuosi, tikiuosi, kad šitus gražius rūmus užpildys labai geri studentai. Iš tikrųjų, kad šis šviesos nutverktas pastatas suteiktų vilčių ir noro šviestis, tobulėti, kad Kaunas irgi pagaliau taptų šviesesniu miestu. Mėly kolegos, tikėkite, dirbkite, siekite, laimėkite, būkite laimingi ir visos jūsų idėjos išsipildys.